Irgi galvokit kaip žmonės. Arba elgiatės kaip žmonės, arba elgiatės kaip gyvuliai, atsiklaupėt ant kelių ir viskas. Šaunuoliai! Pajėgos išsidėsto palei vartus, tos tie, kurie 30 žmonių stovi, jie bando stumti. 19.1, pradedam patraukimą žmonių nuo pastato. Rezervas irgi, jie eina ir juos stumia. Iki kur stums, aš neturiu tokios informacijos. Bet aš manau, kad išleidžia. Taip blogai, kad čia. Ir prasidės čia gal lakstymai, priešinimas ir taip toliau. Nu. Ne, taip. Realiai seniai tokio nebuvo. Galėčiau pasakyti. Gali. Jeigu čia mes, jeigu čia mes, tai mes greitai padarytum. Nu, tai čia aš dėl to rinktinė. pasakoju. Jie šiandien praėjo mokymus. Aš pasakoju, kurie galbūt nei kart gyvenime nebuvo susidūrę nei su praktika, nei su teorija. Iš abiejų pusių gali papasakoti. Tai galima per tą laiką, ne? Ne, tai galėjom ir mes per tą laiką, jie ten čia apsirenka viskas. A kiek mūsų žmonių yra? O ką, kelėsimės? 9 žmonės būtų apsirengę. O, vis jau galėtumėm, karočią, girdi? Turi būti sulaikomi, ne tik patraukiami. Bet tos žmonės mes galėtumėm, žinai, O, žinai, lemenės, visą kipą palikau. Aš tau sakiau. Aš tau sakiau. Arba jūs kol kas atsitraukit. Aš bazai palikau. A turi? Vienkartinių. Oro F1, blėt. Kas turi vienkartinių antrankių? Geras klausimas. Kas turi juodą liemenę? Vakar VST dalyvau šiam pastatui. Negalvojau už tai. Ne, nu. Niekas negalvojo, kad Ta prasme galvojau, bet širdies gilumoje galvojau viskas ramiai. Ne, čia žemaitukai, pas jos taip nebūna. Garliava. Заебись, кто-то между нас уж муж дирба. Ну, охренеть. Нет, ты пускай работает. Jie tai žino, kad mes galim, na. Bet tai, blėt, mūsų pajėgas pakelt reikia. A kur visi da? Rašė, čia kiti nafig niekas nesakė, ne, neišėjo. Kvietų, neišėjo. Nu kas neišėjo? Ką žinau? Ir blėt, kurva tu, blėt, taip, tu, blūgi, blėt, va turi savo šitą, tai kartu ir buksokitės, na, tai. Tai tik liutis skydą. Pašau tu, na, Eina rezervas, žiūrėk, stovi laukia, blėt.
grįžta, na, kad čia, blet, pasimetė vis. Artūrai, šitą irgi jau neleido. Давай mes tenai vatinai turim. Jo, čia atsistojam. Kuriam, nu, tai duo, imk vinčių. Neleidžiam čia. Šitą nori vinčių, kad nešiu. Tai nereikia. Davai, davai. Ta pusė. Reikia greitosios pareigūnui. Kodai. Aš 1089 greitoje bus iškviesta. Virštelė žmonių! Bėgiavimo laiką, bėgiavimo! Uždėsi man dujo kokią? Uždėsiu, jeigu. Žiūrėk mane, kad netimtų. Winchester. 10-4-19 Išeit užkabyti. Uždėk. Ne, užstrygo. Palik. Bet atrašom greitais pagalbos iškinėjų, vis tiek jau sudėjom daug ir apsinaudojusiu, tai reikės įsiekti. Kur konvojų turim? Pakartokit, prašom. Reikalingas Vostota Tumėnas. 10-5-7 atvažiuojam. Skubiau atvažiavam. Prašom atsitraukti nuo saugos atstumo nuo pareigūnų. Tumėno Vostotą įveskite. Lygas, skubinkit greitai, žmogus alpsta. Kurioje vietoje konvojus reikia? Tumėno gatvė prie įvažiavimo vartų. Dvi greitosios išvažiavo link Seimo. Dabar sakykit, vieną greitai pareigūnui, kitą žvalgstančiam žmogui, ar čia tas pats? Moteris apie 60 metų, galbūt su širdies susidirbimais. Gavo dujų, dabar šiek tiek alpsta.
Matom jūs ir pareigūnai greituoji, taip? Pareigūnai, moteris, 60 metų. Suprasta. Prašom, kad rūba 11 kada. Prašom, kad rūba 11 kada. Gėda! Nu, linkėjimai visai tautai, kad nežiūrėtų LRT. Nė vienos televizijos nežiūrėtų. Jau išjungė, aišku, supratau. Nu, šaunuolis. Nes vis tiek neparodys. Jau kiek kartų mane filmuoja. Prašau nestumdyt, prašau nestumdyt. Prašau nestumdyt. Nedrįs stumdyt. Nedrįs mane stumdyt. Arba vykdo testą reikalavimą, arba jūs sulaikyti. Edamsai parvažiavo. Alio, paprašyčiau manęs neliesti. Mes nugalėsim. Bet čia tai šovė akmenais, nes įsivaizduoji, tokiais dar dideliais. Čia to reikėjo tikėtis. Ir aš prisijungsiu keltūtros. Jau. Ką greitoje atvažiuos? Mums gerai, tai ačiū tada pareigūnams. Va kokia didžia. Praleiskit greitai, patraukit žmonės, praleiskit greitai. Daugiau iškvietė? Jo, jie sakė, kad iš karto daugiau siunčia. Galiu paimti savo 4 valandas. Aš įsidėjau. Čia ir 4. 1-2. Tai gal einu medikus, ane? Palauk, tai įsidėsi man irgi. Tai eik, tu mus kompe prispaudė, dujų gavom, akmenim apvėtė. O, žiūrėkit. Greitosios reikia čia. Ei, greitosios čia reikia. Jo, pareigūnam reikia greitosios. Pareigūnai, viena gavo į galvą, kitam 2 reikia, vieną ekipažą, kad apžiūrėtų kolegas. Va. Reikia pareigūnus, apžiūrėti pareigūnus. Sakė laukė sėdėt. Sakė laukė sėdėt. Čia reikia.
Patys policininkai verkia. Gerai, atsiprašau. Apžiūrėkit galvą. Į galvą pareigūnė iš akmenio gavo. Jūs? Jinai. Nu, man gal galva, aš gavau iš akmenio. Gal nieko nebus. Prašau nefotografuot manęs, galima? Aš atsiprašau. Pakvieskit, kad padėtų tam žmogui. Va, eilė kalba. Sakė, kieme pabūt. Kam daužot per galvas, nepraskeltą? Ne mes daužom, mes patys gavom per galvą. Bet tai kas čia daros, kas čia pradėjo tą visą? Mes negalim nieko pakomentuoti, nes mes patys gavom. Sprogimai girdėjosi. Mes nesprogdinom, mes asmeniškai. Ne, tai tas kitas būrys tikriausiai. Jo, nes va. Policija. Nu tai va, patys matėt. Žmonių čionai. Traukti žmonės nuo greitosios. Žiauru, kas matė, mes kaip peliukai skamba nuo akmenų, įsivaizduoja. Mes moteris likom, žiūri prieš mane, nei vieno vyro nėra. Ingrida iš viso į galvą, koks užvažiavo akmuo. Žinai, kokio akmenų tikrai nesitikė. Aš tai irgi, ir tu matei kokio dydžio, va pažiūrėk, akmenai kokio gali. Nu, todėl, kad toks darbas. Trūksta turbūt vyrų, nežinau, nudirbom mes. Kaip ir vyrai, taip ir moteris dirbom. Jokio skirtumo nėra, ne? Nėra, nu darbas, jo, darbas yra vienodas. Bet čia valdžios sprendimas blogas, reikėjo išėti kalbėtis. Nu matot, jie taip turbūt nusprendė. Ir dar taip baivėta, kas nebuvo iš akmenų. Viskas, dabar apie jūs parašys reportažą, laikraštį šiandien. Kaip jūs stovėjot, šaunuolis. Tai kokie dabar veiksmai? Nu, mes nieko pakomentuoti negalim. Tai kieno sprendimų buvo šitaip visas šitas dalykas vykdytas? Ne mes vadovaujam. O kas gali pakomentuoti? Jie spaudai atstovas ir jis viską pakomentuos. Mes, žinokit, mes neturime įgaliojimų. Matonis, policijos. Su spaudai. Kažkieno įsakymas tai turėjo būti vykdyti. Turėjo būti duotas įsakymas riaušių policijai pult šito žmonės. Taip, kas jį darė? Dėl komentarų prašom kreiptis į komunikaciją departamentą. 5004 Grantui. Dabar visi važiuos. Važiuos į ligoninę, aš paskui kažkaip po darbo. Nu tai įsikviesi, va, kad paimtų. Nu tai ką tu čia įsikviesi, dabar visą mieste užimta viskas. Sakė, hematomą reikia galvą prašviestas. Kažkaip yra. Tai tu kai stovėjai tavo, ne? Jo, man iš karto, žinok, aš net nesupratau, ką mėto aš pradėjau. Visą dieną be agresijos ir nežinau, lygiai va vietą. Va tokie gabalai krito, žinau. Aš tik žiūriu, puk, ką čia mėtoje. Lietuvos tauta! Mūsų broliai ir seserys ir giminės dirba Europai, užsienios dirba. Dėl ko? Dėl jų įstatymų. Tu ir tu visi žinote. Šiukšlės jų! Šitą apsiramink, Kas yra, čia nesiprovokuos. Ne, aš sakau, tą žalią maikę persima juodą, dabar stoju, kaip provokuoja. Su baltais kedais. Policija
išprovokavo. Visus, blėt, visiems dujų pripūsiau, ką jie daro, blėt. Žmonės sužeisti, pasižiūrėk, tiesa, jausto daužo per visur. Klausyk, tą, kur pas medikus į mašiną nuvedė, jį reiktų išimti iš čia. Kur jis yra? Medikų mašina. Šitoj? Jo, toj sekančiai. Nes jisai pagrindinis buvo, karočią čia spartėsi viskas. Tai filmuotas, susikviesti, po to rašinėt reikės dėl jų. Tik esmė kažkas labai protingas ant akmenų nustumti juos. Jo. Jau taktika pas mus kaip visada. Tai girdėjai, pareigūnai jau gavo kažkurį? Nu, tai ta, kur pastoviai mykė. Ta racija. Sargės kur dujam? Dėkiuos, kad tas kilas sparna, kur? Tu gali gauti jau iš akmens. Negaliu žaidimėras praeiti. Dabar taip, su kuo aš galiu suderinti praėjimą? Kas atsakingas šiame asmuoje? Čia yra praėjimas, su kuo aš galiu suderinti? Va, šitas praėjo, LRT fotografas. Su kuo man suderinti praėjimą? Gerai dirbti LRT. Gerai dirbti хунтой. Хорошо ли работать на хунту? Как тебе работается на хунту? Как тебе работается на хунту? Как тебе работается на хунту? Ответь, пожалуйста. Работник самого говнососного канала в Литве. Литовского национального телевидения. ЛРТ. Личной трибуны хунты ландсбергистов. Ответь, пожалуйста. Вот тебя охраняет полиция, тебе позволяют заходить за спины, где другим не дозволено. Как тебе такие исключительные правила на литовской земле? Люди скандируют «диктатуре нет». Atsitraukit. Ne, aš nenoriu. Aš ramus, aš žurnalistas. Ne, aš tik nesuprantu, kad LRT gali būti čia. O aš negaliu. Va, žiūrėkit, va, su balta maikute, va su raudonom keliom. Čia yra LRT operatorius. Kodėl aš negaliu būti vienai? Nes aš negitas mažinės. Kuris? Supratau. Jeigu čia visi tenai, stumsim kuo toliau. Kad tu čia netėjai. Dar vienu, tai turi? Turiu dar kažkur namie. Namie nesiskaito, čia reikia. 10-8-1. Žmonės ten akmenis renka. Aikšteliai. Sergai Hebra planuoja pareis. Tai jau pareis. Praėjo ryšys pakartogė. Žirūntų aikštelė renka sakų. Tai tokia informacija pasidalino žmonės. O jeigu jau atvažiavo, tai čia gero nelauk. Supratau, pareigūnai tenkitės iš mobilios komos pareigūnų prisidėti. Vandenukas. Kas? Vandenukas, sakau. Ten va dronas, jeigu ką kaba. Žmonės dujom ir daužo. Tai va tie Priekį!
Vyrai, jūs mus spaudžiat, jo? Mes gi nieko nedarom, mes gi nieko nedarom. Žingsnė! Atsitraukite ant šalygatvio! Ant šalygatvio! Visi, visus stop linijos išlys. Gerai, o čia užsidarys. Tai tokia informacija apie žmonės. Prasivalyk, gal palės biškė. Žiūrėkit, būkit geri, pasitraukit, jeigu akmenys skraidys, tai sužeis jūs, gerai? Tik dėl jūsų, pasitraukit. Už mašinų ir ko toliau. Dabar reikia atskiro paprašymo. Į tą pusę. Juda. Ar lietuviškai nesupranti? Ką? Mes paprašom gražiai suprantą. Знаете, вялче строит. Не спасай. Viskas išeina. Žiūrėk nugarą. Šiaip jie žino, kad jie turi važiuoti visi iki kiemą. Praeikit ten, prašau. Jūsų saugumui, ten, prašau, praeikit. Va ten. Karas? Eikit ten, prašau. Ačiū labai. Nu, ko tu prie kabinės, prie pareigų? Bet aš turiu eiti ieškoti vaiką. Ko tokio? Vaiko su vyru, nežinau, kur yra. Nu, tai jis vaikas pasirūpins. Vyras pasirūpins vaiku. Jūsų šalmai kur? Mano ten. Kada turėsit savo kiemą, tada taip, galėsit. Bet policijos pareigūnas turi valstybinį teisinį statusą. Žinokit tokį dalyką. Visur ir visada jisai gali įeiti. Visą laiką. Visą laiką. Gali.
Palaukit, kam reikalingas orkas, jūs pasiskaitykite įstatymą. Jeigu ten yra teisėtvarkos pažeidėjas arba vykstama nusikalstama veika arba yra administracinis teisės pažeidimas, policijos pareigūnas visur ir visada turi valstybinį teisinį statusą. Viskas. Bet jis turi kažkokius įrodymus, turėtų taip tiesiog negali? Gali. Gali? Jeigu jūs nesutinkate su policijos pareigūno veiksmais, jūs visada galite apskųsti jo veiksmus. Taip. Bet nei vienas policijos pareigūnas neapsiims savivaliavimo. Iš kur mes galim žinoti? Įstatymų nežinojęs neatleidžia jūs nuo atsakomybės. Palauk, nereikia, mes čia nediskutuojam. Jūs prašau vykdykite ir viskas. Daugiau iš jūsų nieko nereikalam. O čia buvo panaudotos specialiosios spec priemonės. Kas tai priemonės? Ne, tai dujas, Šaudė kažkokius ten. Čia mes tą jaučiam, ne? Taip, tą jūs jau pradedat pajaust. O čia vardan ko? Vardant Lietuvos, dėl saugumo jūsų. Taip. Agne, dujas visi žinom informaciją. Ir panaudoja žmonės patraukia, ne? Taip. Nu, kad paprasčiausiai nesukelti kitų fizinių žmogui aktyvių kitaip. Bet mes nieko nejaučiam, ta prasme, čia yra penktodė. Čia dar tokie minkšti, čia pradžiai. A jie va dabar važiuoja su policijos ir išvež žmonės ir viskas. Na, tai tingai daro, taktika skandinavų. Važiuoja automobiliai, blokuoja važiavimą, atskiria žmonės ir viskas. Viskas ramiai, jo, ir viskas bus gerai. Nei žmonės nukentės, nei gam. Baigsis, o Dieve, čia. Kitą dieną čia nieks nesusirinks ir vis... Nereiktų tautos iki to davesti, tiesiog kažkaip keista. Tai aišku, kad politikai kalti. Aš sutinku, bet ne pareigūnai. Vat pareigūnai čia visai nepriklauso. Aš tik šnekuosiu, aš nieko nekaltinu. Politikai tikrai galėtų biškai... Čia nesmeniškai. Aš supratau, aš viską supratau. Aš prieš tuos padavus turiu. Ačiū. Prašom. Skristumėt jūs man visi čia. Ačiū. Reikia manęs padavus. 11 vairuotojas. 11 vairuotojas. Eik tave, Ką tą nori? Tos pusės tada būsą pritempsi prie BS-teišnikų. Nu, privažiuosi, kad pravažiavimas. Kaip? Kaip sakai? Važiuok, va tiesiai, kai mūsiškiai sustoja, tik tai ten, kur VS-teišnikai sustosi. Tarpai palikti. Aš. Patraukit mašiną priešai šitą, kad išvažinės iš Seimo automobilį, jo. Biški tarpą pasilikit ir kad būtų, kad nebūtų matyti, kai jie išvažinės. Kampų biški pastatykit. Tai važiuoji palei šaligatvį? Nereik šaligatvį. Ne, žiūrėkit, važiuoji palei šaligatvį ir tada užsuka kampų. Nereikia, viskas tiesiai atvažiuos, ten niekas nestovi. Važiuok tiesiai prieš jį, einam. Supratau. Mes išvažinėsim iš Seimo ir tai tu ten privažiuosi, ten tuščia dabar yra. Ir privarai taip, kad... Palauk, čia biški yra. Bet tu važiuok, įsijungsi ir paskui tave, tai irgi gal važiuoja, gerai? Aš pasakysiu kitam ekipažui. Tu darysi mašiną, lipsi? Jo. Nu, davai. Molėtų plentą, ten pranešėjas važiuojantis teigia, kad automobilis prieš eismą važiuoja. Pranciškonių valstybė. Tai kryptis Molėtai ir Vilnius. Tuja 1, 14. Nuo Vilniaus. Ten pranešėjas važiavo į Vilnių ir ties tą vietą pastebėjo. Tuja 1, 14. Girdžiu Tuja 1. Turit galimybę prie vartų prieiti. Taip, prieinu, pačiaris, nepaustai. Aukas. 11-1. Irgi vairuotojas, ateikot. Girdėjau.
19-1, 19-25. Devyniolika vienas, 19-25. Klausau. Nu negaliu aš pravažiuoti, žmonės sustoja kelią. Gerai, tai gal pasitrauksiu ir pravažiuosiu. Palauk. Ir žmonės nuveikyti, tengi tik akmenys ir yra, vietis visą laiką. 11-1, 10-4. Vienas, 10-4. 19-1. Palauk. Aš ilgai lauksiu. 19-5, 10-4. Per mikrofoną pasakykite, kad asmenys nutrauktų mėtymą akmenų, nes nukentėjo ir greitoji, ir pareikalaukit pasitraukti 20 metrų nuo šaligatvio. Devyniolikai 2-1 ir stiklai dužo beveik visi. Aršiausias žalias su baikė, kur Lietuva parašyta. Sugadino 19-1. Jūs laukiat manęs nukentėsim, darykit kažką, jie tik pakvienų stovi. 19-5-10-4 per mikrofoną kelis kart pakartokit, kad jeigu nenustos, bus panaudotos dujos. Bet čia reikia naudot. Supratau. Ten plikas, ne akmenis. Dar kartą pakartokite, kad tuoj bus panaudotos dujos ir kad atsitrauktų ir nustotų mėtyti akmenis. Dėmesio visom pajėgom, netrukus bus panaudotos dujos.
atšaukta. 34 aštuoja. 64. Kairiam flange stovi jūsų žmonės, jūs tiekite, kad mes jas kaip panaudosim, kad pereitumėte šaligatvę jūsų riekas šaligatvę. Stoja vienas, o jūs galite prisitraukti į šaligatvę? Mes galim užeiti už mašiną. Tai kol kas be dujų, tada prieinam tiesiog prie šaligatvę. Ir tuja 1 ir 19-1. Automobiliai lieka už nugaros. Nepraėjo ryšys. Vienas, lygiai taip pat visos mūsų pajėgos pereina prie šaligatvio už automobilių. Nesupratau, pakartokit. 19-1 visi 19-ukai su antiriaušiniais pereina prie šaligatvio. Prie šaligatvio į priekį, nuo Seimo. Kaip tai ką tik pervykoste. Supratau. Ir čia visa policija. Štukai, visi, kurie su antiriaušiniai, stovi prie mūsų, už mūsų antiriaušinių mašiną. Supratau. Primušų žmonės privažiavo, gyvena Gedimino 57. Galiu įleisti? Gerai, tegul važiuoja. Gedimino 57, BMW važiuoja. Nijolė Saulės 4-4. Juoda BMW. Dar 5 metai ir tu sėdėsi. Septyniolika 2-3 automobilį, bet vairuotas kreikis, patrauk reikia. Skutai, 17 2-3 prieina. Septyniolika 2-3.
Можно просветить Bet aš čia buvau, mes iš akmenų bybį išlipdėm, tai mus ten viršant labai. O, nemanau, abejoju. Va, mes esame 10 metrų. O, pradėšė visą gal. Ne, nu čia tai... Neš klausimą į čia! Kur, Martin?
Baigsis, paleisiu, pažadu, leisiu. Bet dabar atsitraukit kol kas. Nes jūs atsitraukit, aš turiu atsitraukti. Man saugiau bus. Jūs bijot? O tai ne. O ko bijot? Jūs to reikia bijot. Mes tai nieko netikrai. Tikrai? Nieko. Tada sergate žmogus. Kuo? Normalus žmogus turi bijoti. Yra liga, kur žmogus visiškai nebijo, dažniausiai ilgai negyvena. Patikėkit. Pavyzdžiui, aukščio reikia bijoti, mirties baimės bijoti reikia. Bijoti, kad nemylėjęs paliks. Aš tai bijau dėl savo vaikų ateities. Sveikas žmogus. Bijau dėl savo vaikų ateities, todėl čia ir stoviu. Tai šaunu, yra žmogus, kuris nieko nebijo. Ane? Ai. Kuo jie skiriasi nuo mono? Pavadinimo turbūt tikrai, ne? Tik pavadinimu, tik daugiau tai aš nematau jokio skirtumo. Ir kaip jie ramiai gali grįžę. Yra darbas. Ne, jau čia ne darbas. Ne, viskas pasimuša. Aš gavau du, jų nieko nedaro. Mušasi su tais, kurie patelkėsi agresyviai. O pirmai stovėjo su vėliava. Kiek įrašų yra, vis pažiūrėsi, kas pirmas, kas pirmas. Pažiūrėsi. Jeigu policija sako pasitraukit, kiek aš šį kartą čia kartuoju. Su frazė atmintinai žinote. Bet mums patiko. Bet vis tiek elgitės kaip? Mes specialiai. Bet elgitės kaip? Nusispjauna, tai ko jūs norite? Kodėl jūs neleidžiat mums pabendrauti su jais? Mes nenorim piktuoju, mes norim išgirsti jų nuomonę. Jeigu jie nenori. Mes norim. Paskambinkite jiems, ne man Mums privalo jie pasakyti. Mes privalom juos išgirsti. Mes privalom juos išgirsti. Pasitraukit, tai bus bėdų dar. Vežti jūs po to man. Pastraukit iš šono. Toliau pastraukit labiau šoną, gerai? Užkabins tai, pastraukit, gerai. Pasitraukit. Pasitraukit toliau, grįžite po to vėl. Nu gerai, žmonės, bet pasitraukit, žmogus turi save saugoti. Norite ten, tai teikite į centrą, o ne čia. Kam лишь проблемы решил? А tu žinai, kad jie akys negalim šviesti, blėt. Toliau. Jaučiu, aš tikrai negalėsiu leisti turbūt, jeigu nepastrauksi. Toliau, trupučiuką, dar toliau eikit trupučiuką, toliau. Paeikit, bus problema, nu, rikošėtų jums trenks. Atvirai sak, nežinau, bet rikošėtų jums trenks. Pasitraukit trupučiuką toliau. Norite action, eikit va ten, per vidurį. Bet čia pasitraukit, gerai? Prostitutės jūs visi, blėt. Bet čia tiesiog turėtų moralės. Nu, bet galim pasakyti žmogus, neturintis moralės. Arba negalėčiau trenkti jūsų dubens kaulus. Arba jūs, ponė, negalėtumėt patraukti savo krūtinės lastą iš tos vietos. Nu, ne, tai ne. Galima viską gražiau pasakyti, nu. O ne taip, artiklį dadėkit, das, blėt. Vokiškai yra lapas. Arba die Blätter, daugiskaita. Policija pajudės, pasitraukit iš karto, gerai, Paražinsko. Tai pajudės, ar ne? Ja, kai pajudės, pasitraukit iš karto Paražinsko. Bet vyrai protingi, jie gale, merginos priedį. Nesakau, šaunuolis paukosim, ne tragedija. Šaunuolis. Vyrų nebeliko. Už dalies teisybė. Tai turėtume džiaugtis. Nu, praktiškai mažiau kaip prieš 100 metų gavo teisę balsuoti ir jau paėmėt valdžią. O kas auklėja vyrus, nemokas?
Kas auklėjo? Tai išauklėjo kaip normalius vyrus. Kaip dabar galvinas ant galvos, daužyt krūtinę, kryžius keliais vaikščiot aplink Seimą. Tauta. Oho. Jie provokuoja, nepadarysime. Pažiūrėjau, šitą mes turime save. Laiko minimalės pareigas pasivaikščioti. Tada rytoj vėl ateiti mitinguoti. Ir taip žaidžiam žaidimą. O kam tos agresijos, kam tai mėtymai, tam šitai visi reikia. Ir vadinasi, tokiu pat metu rytoj vėl čia susirinkom. Aš nežinau, taip bręsti. Na, tai reikia susitart, kad laiką. Sutrimtai, ketvirtadienį man prasidėjo atostogos. Mes per atostogas visi. Rytoj galime, poryt nereikia. Jūs tada jau kitą uniformą užsidėsit. Ne, manęs Lietuvoj, man lėktuvas išsprendu, man nereikia. Mes padarysime didesnis. Nereikia. Aš noriu patostogauti. Ir taip gerai atrodo. Ką jums pasakoti? Taip, pasturėjau. Ačiū. Nedaug jūsų liko. Vėskit laikyt. 10 minučių praeis. Opa, gėdė! Nemėtikit! Nemėtum! Nemėtikit! Durniau, blėt, jūs sami mėtai! Atšuoksta nuo jų į kliūną mums! Pasimuškim tarpusavį! Tai nemėti tą kliūną! Jūs į savus pataikys! Kokius savus, tai vieni mentai! Tavo galbūt! Šuokštai, nuskydų gauna savi! Žmonės stovi, nemėto akmenų! Žmonės stovi, blėt! Gautų mokėtų trumpo visą baldą. Eikit prie policijos. Davайте, Opa!
Luka! Dabar bybiu Діти, діти, бля, ви себе об'єднай! Айда! Ви себе об'єднай! Не б'єте, шаток, не б'єте, холопой! Дай хуй з тобою, давай, рік до вік туля! Не б'єте, ке психо, шестерка, бля, ти ж посидили! Фашист тепер б'є! Не б'єте, ладно! Барикада стоїть! Пішіть тебе! Mano máquina cheia de Це так фліту нормально. Це ж так фліту. Gėda Seimo nariams. Taigi galvas nulenkia, po apsaugą išvažiavo. Čia dalis išvažiavo.
Va dabar jau buvo šiandien legaliai užregistruoti visi prašymai, leidimai. Kiek išėjo Seimo narių kalbėtis ir spręsti problemų? 2 ar 3, 4 žmonės. Niekas nieko neįsprendė. Žmonėms sukėlė tik nepasitenkinimą. Mes kaip vyrai tos skaitom. Kad jie yra bailiai, Žiūrėkit, ką jūs darote. Taip žmoniškai kalbėti. Nenusileiskim. Jum jūsų vadai stovi už nugarų. Ginasi jumis. Ponas prašom patraukti neįgalius, nepilnamečius ir pagyvenusius žmonės į saugų atstumą. Atvažiuoja vandens patrankos. Jau vandens Sako, ruoškitės kariniam kulkom, ruoškitės dujom. Mes pasiruošę, aš atvažiavau čia, nes mano vaiką padarė invalidų būtent šita sistema. Šitie išsikimėliai padarė mano vaiką invalidų. Už tai aš niekados jums neatleisiu. Niekados. Ir man tos kulkos eis kaip saldai. Aš jų nebijau. Ir jie nebijo ne vienas. Dėl to, kad čia stovi. Jūs ginkluoti, jūs apsiginklavę, jūs visi su dujom, su šūdais visokiais apsikarstę. Mes va, nuogi pasi, mes jūsų nebijo. Да, здесь, друзья мои, стоят между протестующими 2 члена парламента. Это Гражулис и Наглис Путейкис. Да, Наглис Путейкис. Вот, Юрий, я только и объяснил нашим доблестным полицейским, что если нехорошо пиздить этих членов парламента, чтобы они пиздили нормальных людей. Петрос, скажите, вот сейчас точно смотрит все КГБ и Беларусь сейчас смотрит. 1500 в живой трансляции. Вы завтра будете на Первом белорусском канале. Как вам эта ситуация? Ну это тоже, слушайте, мы пальцами тыкаем Белоруссию, а то же самое делаем Литве. Они это не видят. Они видят только другие страны. Здесь давно диктатура, как и в Беларуси. Может, еще больше. В Беларуси хотя бы не говорят, что там есть демократия, а здесь во всей рот открыли, говорят, что здесь демократия. Нету здесь никакой демократии. Нету. Давно ее нет. Ну, друзья мои, я Петроса за язык не тянул, сам сказал, что в Литве демократии нет. Сказал, что есть? Сказал так, как есть. Давайте пожаря, заламайте, чтобы сейчас выйдет баскетбол. И вот так вот бусом на vieną suvarė. Jo. Žmonės, tik nedarykit kaip, ramiai stovėkit tiesiog, niekai negali padaryti ramiai stovėti. Va šitas va. Niekai negali padaryti, nes ramiai stovėti.
Kodėl mes turime atsitraukti, mes ir šalyką atsitraukti? O kodėl, tai mes ir šalyką, jūs ant kelių. Mes ir šalyką atsistovim. Kas yra? Mes ir šalyką atsistovim. Kas yra? Trukdom kam? Gėda, blėt! Šiukštai, esam. Nulis emocijų. Девятнолика вверх, 589. Nematau į tą. Klausau. Nu perdavėt praslaugyti. Dar neperdavėm, pradėjo asmenys skėtis, laukiam pauzę ir tada perdavėm. Bet neduoda leidimo, žaliuotų prasta. Priklauskis, su galva priklauskis. Tai gerai, o dešinė pusė. Tai tegu kairiau prie mūsų. Kairiau ateikit. Nu tuoj pradės mėti dar tada. Ne dujų neleidžia naudoti. Šitų. Analizatorių. Aš jau persitaisiau į gumą. Prieš tai tosgi smėlė. Bet čia žiūri į tolį reiks varyti. Labą vakarą. Kodėl jūs rėkaujat garsiai dabar? Todėl, kad aš pykstu. Palaukit, ponia. Ponia, ateikit. Ponia, palaukit, ateikit. Ponia. Paleiskit mane. Visų pirma. Kodėl jūs rėkaujat dabar viešoje vietoje? Todėl, kad aš pykstu. Rėkaujat. Ką jinai padarė? Nusiraminkit. Jinai savo mintis įsisakė. Kur jūs gyvenat? Turi didelę teisę. Kokia jums teisė? Kur gyvenat? Palaukit, neturi teisės laužyti rankas. Niekas nelaužo laiko. Matau. Paleiskit. Kur gyvenat? Kokia jums skirtumas? Didelis. Nes jūs vaikštot rėkaujat. Agresyviai elgiatės. Aš neagresyviai. Agresyviai. Prieš ką? Atsiprašau. Prieš ką? Prieš žmonės rėkaujat, įžeidinėjat juos. Ne. Taip. Paleiskit mane. Sakykit, kur gyvenat. Paleiskit. Ką įžeidėt? Eisim? Prašom. Prie automobilio ar ką? Ne, paleiskit. Pone, ramiai nestabdykit rankų. Ponas. Nestabdykit rankų. Ponas. Tai vat gražiai Ponas, tada pateikit elgitės. dokumentus. Pateiksiu, dabar negaliu. Laikau asmenį, kad nepabėgtų. Jinai nebėga. Jinai nepabėgs. Ponia. Jinai nepabėgs. Garantuoju. Kur gyvenat, sakykit? Jūsų paklausiu. Kur gyvenat, ponia? Kaune. Kaune. Taip, Pateikit turit dokumentą? dokumentus. Ar turit su savim dokumentą? Pateikit dokumentus. Jeigu neturi dokumentą, Jūs būsit neturite pristatyta į teisės jūs komisariatą. užlaikyti tuo momentu, kai jinai pateikė savo Dėl to, kad nuomonę. nustatyti jūsų asmenybę. Turi dokumentą ar ne? Jinai savo nuomonę išreiškė. Neturit? Neturi teisės. Jeigu jūs neturi dokumentą, pristatysim į policijos įstaigą nustatyti tapatybę jūsų. Kas jūs tokia? Ar legaliai esat Lietuvoje, ar nelegaliai? Atsiprašau, paleiskit. Tai va, pateikit dabar. Dabar jūs pateikit. Tai matosi, Laukit jūsų dokumentą. Pone, netrukdykit. Trukdot jūs. Ne, Jinai palaukit. išreiškė savo nuomonę. Jūs savo dokumentą ir jūs. Pateiksim, iš pradžių jūs pateikit. Net jų, ne. Kodėl jūs? Jūs nepateiksit, atsiprašau. Aš žinau, kad jūs įrašinėjat. Jūs Taip. pateikit, nes Taip, nelieskit manęs. Atsiprašau, Nelieskit. Nelieskit, ponė, jūs pateikit dokumentą. Jūs pateiksit, ar ne? Atsiprašau, paleiskit. Tai pateikit dokumentą. Ne, jūs iš pirmo pateikit, kas jūs toksai, kokio rango. Šeštas komisariatas, vyresnys tyrėjas Gelažūnas. Viskas, duokit. Dokumentą. Tai pateikit. Dokumentą. Jūs dokumentą. Jeigu jūs nepateiksit, vadinasi, bus policijos pareigūnų reikalavimo nevykdymas, bus atsilaikyta ir Vardas, pristatyta. pavardė. Supratot? O tai kodėl nesupratau? Anksčiau būdavo vardas, pavardė. Pone, nediskutuojam, pateikit. Jinai ne ponė, jinai panelė. Pateikit, kad žinočiau, su kuo bendrauju. Atsiprašau, Mes turim teisę anksčiau būdavo už... Pone, jūs pateikit ir aš jums parodysiu.
Pateikit savo dokumentą. Iš pirma jūs parodykit. Ne diskusija čia. Čia neturgus. Diskusija. Nes kadangi anksčiau... Ponia, einam tada į mašiną. Einam. Atsiprašau. Bus panaudota fizinė jėga. Už ką? Kad nepatikė dokumento. Viskas. Už ką? Kad nepatikė dokumento. Aš pateiksiu. Tai pateikit. Už ką? Tai pateikit. Jūs savo teisės nevykdote. Pateikit dokumentą. Tai tu parodyk savo. Pateiksit ar ne? Pateiksit ar ne? Nepateikėt? Už ką? Už ką? Jūs esat sulaikoma. Ponia, jūs esat sulaikoma. Jinai parodys dokumentą. Duokit ranką. Vika. Ponia, jūs esat sulaikoma už reikalavimų nevykdymą. Viskas, einam. Einam, ponia. Einam, ponia. Vika, покажи. Einam, ponia. Einam, ponia. Таки поздравьте, паза с мадом, прошу, пожалейте. Einam, einam. Einam, ponia. Tai nelaužykit šitą ragą, sulaužykit. Tai einam gražiai tada. Einam. Taigi yra dokumentas. Mašiną ir duosit. Ir viskas. Už ką? 1081-1603. Sulaikė moterį, kurie nevykdė reikalavimų. Aš vykdau reikalavimų. Savien Zamaskas ieško, dabar mane pateikia nakui, o visi supakavo. Prie pirmų rūmų, kur baseinas, fontanas. Už ką fontanas? Už ką fontanas, man? Не сопротивляйся. Идем, не сопротивляйся. У них потом из-за этого будут большие проблемы. Объявимся это в суд, то, что мы записали. Пойдут они гулять дальше. За неприсету. Mūsų teritorija, galima eiti. 1081, prie fontano neliko. Neteisėtai sugrįžo. Prie fontano nieko neliko. Neteisėtai sugrįžo. Mes nepanikuojam. Neprisistatė, kas yra. Ir sugrįžo matyną. O jūs skoro nieko nedaro. Lietuvoje gyvena. Lietuvoje vaikinai gyvena ir nieko nedaro. Мне больно руки. Мне руки больно. Отпустите меня. Ponia, ramiai elkitės, einam gražiai ir nieko jums neskaudės. Мне просто руки больно, понимаете? Я никуда залазить не буду. Ponia, reikės. Я не буду никуда залазить. Я просто... Reikės, ponia. Вика! Вика! Vika! Ar kviesim daugiau ekipažų ir visi važiuojat? Viskas. Už ką jūs ją dabar parišat? Viskas. Už ką parišat? Nieko mes neryšom. Nieko ją neryšom. Nenorėjo prisistatyti kas tokia. O jūs irgi neprisistatėt. Pas ją pasas, viskas. Pas ją pasas, Ponia, sėskit. Сескит, сескит, келькит коя. Хорошо, я сама закину, не ломайте мне руки. Ты келькит коя. И так у меня руками. Келькит коя. Ты келькит коя. Žiūrėkit, apsisukit. Сескит, apsisukit, bet pilnai apsisukit. Подождите. Это жесть. Сескит. Подождите, мне эта рука сломана. Ты келькит коя. Va, сескит. Сескит. Я не могу сесть, понимаете? Ну ты сескит, tvarkingai. Я не могу, ну как? Kokiu? Per daug alkoholio pavartojo ir negali pristatyti? Va, pas draugė dokumentas mano rimtai. Pas ką dokumentas? Va, pas mano draugė. Protokolą ir paleisim. Да хотя бы атракis įstimėti. To šviesą uždegsiu. Viskas yra įrašyta. Pas mus irgi yra įrašoma nuo pat pradžios. Bet jūs nieko neprisistatėt, neteisėtai. Dabar žiūrėkit, nuo važiuojamosios kelių dalies pasitraukiam, nes yra reguliuojama pėsčiųjų perėja. Viso gero.
Šviesoforas. Pirmasis, kuris, blėt, reguliuoja. Nesikeikit. Atsiprašau. Ir pasitraukit. Jeigu yra šviesoforas sugeręs, ne pareigūnas reguliuoja. Reguliuoja, dega raudona ir pėstiesiam dabar žalia. Eikit per kelią. O čia yra uždaryta. Kas uždaryta? Pėstiesiam galima vaikščioti, ne automobiliam. O aš ne pėstysis? Dešim 81 1603. Susilaikyta, važiuojam į OVS. Gerai. Supratau. Jau vasą važiuojam ir viskas. 16.03, 10.87, turi dar vietą. Dar viena yra. Privažiuokit, prašom, Tumėno postauto, dar vieną paimkit iš konvojų. Konvojo šaukinys koks? Pamatysite iš karto pirmos automobilis. Supratau. Goštauta. Šita goštauta? Šita goštauta. Ai, gal paklausim. Galima klausimą? Čia iš konvojos turėtų. Kur? Ai, šitas? A, nepasakė šaukinį? ne, klausimas pirmas automobilis, nu ir laukiam. O jo, a už ką sakykit? Nežinom, nėra. Mes irgi taip pat. Netgi antrukį, irgi pasakina, laukit, viskas. А нормально atsisėskit ant sėdynės. Ar girdit? Я не могу, потому что у меня руки болят. Дарья, нормально садитесь на сиденье. Поднимайтесь. Смотрите, как кричат, так вы кричали, а теперь во всем болят. Уйдите с машины и нормально садитесь теперь. Заново. Теперь заново пробуйте. Залезьте, нормально сядьте. Сядьте. Дарья, нормально пробуйте. Садимся потихоньку. Потихоньку пробуйте. Пробуйте, вот у вас тут все свободно. Садитесь. Поднимайте одну ногу, вот, я вас придержу. Вот. И сейчас еще одного пассажира тут посадим. Поедем в комиссариат. Ну что, за то, что у подружки паспорт был? Я вас просила, отпустите, пожалуйста. Подружка подавала паспорт. Бабушка. Папа, подружка подавала паспорт. Tai buvo jūsų kortelė pas mus. Tuoj. Aš paklausiu. Paklausyk pas 10 tą... A už ką jis sulaikytas? Išvažiavo dabar į UVS, kas? Jie sulaikė. Ir be sakai, mes važiuojame į UVS. O kas... O ką tik operacija sakė, jis sako, mes norime. Отпустите хотя бы Андрогиси, я ж не бушевала перед вами. 10.81, 16.03. Jisai pats nežino, jis sako, man ne už ką čia kalba.
O 1054 turi sulaikytą, kur pasodintas. Už ką jį čia bausia? Sako, pasodino į automobilį ir už ką pasodino net neaišku. Vežam tada į OVS. Bardakas. Bardakas? Šiaip. Lip gražiai. O, tuoj, palauk, kiek. Telefon. Ne, šiaip gerai būtų, kad pasakytų, kad pratinant sumimą. Bet nestebimo ir sulaikymą. Ne, labai gerai, tai nesupratų. Ne, tai gerai, bet geriau pasakyti, jo. Vadas, mes tos, kur akmenys mėto Winchesterius galim naudoti? Ne, tai individualiai, žinai, jeigu bet ta prasme, ką galima, ne? Jo, bet žinai, tu neužmiršti, kad atstumas yra, supranti, jau tada, žinai, to pasiekio, žinai, kada mažas atstumas. Geriau, žinai, kaip sakant, jau reikia... Daug gerai irgi, žinai, supranti, gali nutinkėti pašalys. Žinai, čia, žinai, ekstra atveju. Geriau, kaip sakant, geriau, žinai, jeigu atstovėsi, 100% matai laiką užsimoja sakinį. Mes, žinai, šausime, nu tada kitus dalykus. A taip, žinai. Ok. Supranti, iš esmės, žinai, kaip sakant, visą laiką geriau, žinai, kada mažiau yra nukentėjusių, tada, žinai, policija, tipo... Nu, bet iš mažo atstumo į koją. Matai, žinai, kada daug, tada įsisklaido, žinai. Bet sakau, žinai, nu... Reikia, žinai, žalėznai būti, nes reikės atpysavаться, žinai, čia reikalų. Jau žalėznai reikia, žinai, kaip sakant. Bet čia yra daug, žinai, mūsų daugiau yra, žinai, pajėgų, aš manau, žinai, čia nėra tokių daug. Vienas ant dviejų kažkur, žinai. Tai susitvarkysim ir, man atrodo, bašūrų. Nebent ten, žinai, jau matai, jau užsimojo, žinai, jau tau, žinai, kaip sakant. Ne, jo, mes čia tik jau labai kraštutinių. Nes ir tas, kad irgi viena bus pradžia, tai po to prasidės čia salvės. Nu. Matai, net pulkiniai Winchesterių nepaėmė, žinai. Jie paėmė tik tuos, kur aš buvau paėmęs. Nu, jo, bet tai matai, nieko nešaudavo, tiek akmenų mėtė, nieko. Kokios naujienos? Valysim. Valysim? Jo. A tu dujo kokias neturi? Va, ką? Nes viską sakė dujom varys. A? Sakė dujom varys viską. Ne? Ir stums tolin. Reikia dėtis? No. A žiūrėk, Sioma mašinai lieka, tai vintotkę paimk. O tai ką aš su vintotkę? Vis tiek nešausiu. Sakė, ekstra, jeigu yra akmuo, tai tada kokiu galima šauti. Kaip ir galima, bet turės ir atsirašyti. Jis turi pirmą pagauti, aš šovį. Ar ne taip? Nu taip. Aš tai pradžiai balioną ištaškysiu.
Lietnosis nekvepuoja. Vaim, tauta. Tai atsisuka ir įsitraukia. Taip. Galima būtų gerai balioną gauti. O paklaus, gal dar turi koks būtų? Tuščias pas tave? Nėra? Pas tave visai nėra? Parodė kamilę. Aš dar va pagalvoju ir nu, hebra, užsakykit. Gal nuo savęs biškį. Dėmesio visiems susirinkusiems. Šitas renginys yra neteisėtas, prašome visus skirstytis. Kartoju, susirinkimas yra neteisėtas, prašau visus skirstytis. Dėmesio visiems susirinkusiems. Susirinkimas yra neteisėtas, prašome skirstytis. Kartoju, susirinkimas yra neteisėtas, prašome visus skirstytis. Praėjo. Dėmesio visiems, šviesa. Stovėkit, nereikia tam. Kas likom, neįsiplaškom kūnų grupiai. Žemės gul. Ant žemės! Galiu, blėt, ranką sulaužytą, pažiūrėkit. Tai ką tu čia darai? Buvo perspėtas. Namo einu. Neeinu. Jau daug senai reikėjo būti namie. Į šitą mašiną nebetaikyta. Dėl sulaikytų neaišku. Yra surišimo priemonių. Vyru. 1-10-4. Viskas gerai, tavo pajudėjo. Rankas už nugaros! Rankas už nugaros, duok tau pasakyti. Vykdom policijos pareigūnų reikalavimus! Vienas informuoja, 57-10-5-4 prie įvažiavimo į Seimo rūmus, privažiuojam. Ten telefon gali ne kišenį sulaužykit. Tai nereikia, aišku, nereikia. Operatyviai. Kad atstos, suformuojam vieną eilę. Reikėjo atstos. Kur konvojus mašina? Kur kraut? Praleidžiam konvoją 57. Važiuojam. Negalima, nėra.
Укры, блядь. Gente, gosta aí para máximo? Dėmesio visiems, šviesa. Kur. Akmenis! Akmenis atsargiai pareina. 10-5-7 būkit pasiruošę. Pasiruošę. 10-5-4 taip pat. Einam! Vienas, 10-4. Klausau. Viskas gerai, tavo pajudėjo. Dėmesio konvojus 10-5-7, 10-5-4 prie įvažiavimo į Seimo rūmus, privažiuojam. Operatyviai. 5-4. Praleidžiam konvojų 5-7. Važiuojam. Praleiskit konvojų. Prieš šalį dešiniau.
Viniolis, laukiam įvažiavimo į Seimo rūmus. Penki keturi, važiuojam. 10-5-4. 10-5-4 klausia, pas mane jau kadina 2 suimtųjų. Supratau. Vieną atvažiuoja arčiau vartų. Kolaus automobilis reikalingas prie Seimo įvažiavimus į vartų. Yra 1, 2, 3, 4 laikyti. Skubiai, kas gali privažiuoti ir taikyti vežtą asmenėm. Kas važiuoja skubiai? Laukiam įvažiavimo į Seimo rūmus. 13.02 privažiuoja. Skubiau. Viena linija! Eismą pristabdykit nuo žiedo. Ieškojau. 19.1, pasitraukai su pajėgom. Su baltu, kur žilva. Dabar Statoilo. Su policininkais. Karoči, jeigu tą žaliavą, tai reikia iškasti. Jo, tai mums reikia iškasti. Eismą uždarykit nuo tunelio ir tunelio. Balka! Va, gerai, bet nelendam kokios. Gražiai, jis grįž. 8-1, 10-5. Nes nuvysim jį nuo čia vapšė nėra. Pas mane pilna mačio. Užpėlėte? Gerai, važiuoja prie vasarą. Keturi išvažiuoja V. Lyginė linija. Gaila iškart nepamatėm ir kad tik pradžia tai buvo. 10-8-1, čia 10-5-7, taip pat pelnėjo vasarą. Gerai važiuoja. Dar pritaikyti privalto. 13 skriodžio. Devyniolika, 1, 10-4. Dar pritaikyti privalto. Bėga kaip žiurkas. 13 skriodžio. Žiūrėk, kaip tai nedarė. 19, 1, 10-4. Oi, gerai. Einam čia chebra? Gatvėje. Tie mobiliakai. Žiūrėk, iš konteinerio kažką ima mėto, blėdė. Kas? Čia raudona. Kuris? Čia raudona. Čiuk iš karto nahu gaidį. Važiuok. Kas tu gerai? Semtu gaidį. Čia nai. Rankas, rankas!
Rankas. Duodu rankas. Aš uždėsiu. Šitą senk irgi. Jums reikia dažyti. Paimk raciją. Privažiuoti prie Statoilo. Tik 24. Blemba, tai dujų mes čia prisigavome. Prie Statoilo dujų, nu, BST turbūt atėjomės atsitraukiam, labai graužia mums. Sodinki mašinai. Nuolik Statoilo dar papildomas pajėgas eina, čia 19. Prie Statoilo pajėgos atsitraukit, nes ten gumai dujos. Atsitraukit, nes graužia akis. Pasiimki į mašiną, jo. Čia 19 atsitraukė, VST išėję grįžta linksėjimas, dabar patruliai čia tik šitą galvą. Ne, nežiūrėjom. Antrankius nuimkit, mano. Turi raktelį? Mhm.